Sveiki gyvi, gerbiami kanalo Tiesos keliu klausytojai, žiūrovai. Šiuo atveju būtent klausytojai, nes čia vėl yra laida garsinė, ar sakykime, radio pavidalą. Ir čia su jumis, kaip paprastai, esu aš, Kristoferis Voiška, tik skirtingai nei buvusiose Žaizdro laidose, kur dialogas ir kur mes kartu su Anatolijom. Tai čia pristatau naują tokią, galim sakyti, rubriką, kurios bus monologo, ar tiksliau iš tikrųjų paskaitų pavidalu. Šioji rubrika vadinsis Pasaulėžiūros problemos, nes skirsim ją nagrinėjimui skiriem būtent pasaulėžiūrinio pobūdžio klausimam. Tai, kitaip tariant, šios laidos bus jau tokio, sakykime, griežtai teoretinio pobūdžio. Jos bus ganėtinai ilgos, išplėstos, jose bus ne tik nuorodų į įvairią literatūrą, bet kai kuriais atvejais ir tiesioginės citatos. Iš vieno, tai iš kito aktualaus, sakykime, autoriaus veikalo. Tikslas šios rubrikos tai būtų viena vertus man pačiam išdėstyti, pateikti, sakykime, apmatus tam tikros pasaulėžiūros, tam tikros supratimo apie gyvenimą, apie visuomenę, apie politiką ir ne tik, apie pasaulį. Ir tuo pačiu dalintis su kitais ir realiai ieškoti bendraminčių, su kuriais, sakykime, visą tai rezonuos. Čia tai darydamas aš tikrai nesiorientuoju, sakant, į populiarumą, į kiekybę ten peržiūrų ar panašiai. Tai yra, jeigu ieškote kažkokiu tai pramogų, ten sensacijų ar, žodžiu, tokių dalykų, tai iškart sakau, neklausykit ir čia nieko įdomaus jūs nerasit. Jeigu jūs domina mąstymas ir domina, kaip pasakyti, pasaulio tikrovės ir gyvenimo pažinimas ir juo labiau, jeigu jūs manot, kad tą pasaulį reikėtų keisti, tai galbūt kažką čia savo naudingo jūs ir sužinosit ir pasisemsit, žodžiu. Aišku, tai sakydamas aš čia kaip įvadę noriu pabrėžti, kad man čia yra, kaip pasakyti, naujas dalykas. Aš apskritai nemėgėjas, sakau nuoširdžiai, aš nemėgėjas priešais kameras ar, kad ir prieš mikrofonus vienas čia sėdėt, kažką kalbėt. Man daug geriau, laisviau, kai yra žmogus priešais mane, kai yra gyvas pašnekovas, ar konkretus žmogus, ar auditorija, sakykime. Tai čia pilnai gali būti, kad bus, taip sakant, defektų mano dėstyme, mano kalboj. Todėl, jeigu ką, iškart sakau, kad būsiu dėkingas už konstruktyvę kritiką, už pastebėjimus, sakykime. Ir aišku, raginu, kad jeigu jūs turėsit čia nuo savęs ką pridurt, prieštaraut, ar pritart, ar papildyt, žodžiu, tai drąsiai rašykit komentarus, reikšit savo nuomonę. Tikrai esu dėkingas tiem, kas rašo turiningus komentarus, kas kelia rimtas problemas. Ir aišku, tiem, kas palaiko šitą kanaliuką ir jo veikimą. Taigi toks būtų pristatymas, sakykime, šitos rubrikos pasaulėžiūros problemos. Ir dabar galime pereiti prie debiutinės pirmosios tos laidos, ar sakykime paskaitos. Čia jau pačiam pavadinime užrašiau, ideologijos samprata. Matrica
ir išeitis iš jos. Tad kokia čia būtų, taip sakant, tema, problema, jeigu tai konkretizavus. Bet ideologijos samprata. Daug kas labai nemėgsta žodžio ideologija, mėgsta sakyti, va, nereikia mums čia jokių izmų, ten, nežinau, komunizmų, liberalizmų, nacionalizmų, ten, demokratizmų, ten, empiricizmų, ten, materializmų, idealizmų. Eikit velniop su savo izmais, savo filosofijom, su savo ideologijom ir religijom. Mes, vat, praktiški žmonės, mes norim tiesiog gyventi ir dirbti savo darbus. Ir yra, kaip pasakyti, problema, kad daugelis žmonių, kai jie vartoja žodį ideologija, ir ypač žmonės, kurie naudoja šį žodį ko ne kaip keiksmažodį, keikdami tai, kaip keiksmažodis, su neigiama konotacija, tai dažniausiai žmonės net nesupranta, kas tai yra ta ideologija. Bet apie ką kalba ir ką reiškia izmai. Bet kas yra ideologija ir kas yra izmai. Ir ką visa tai reiškia. Kodėl tai apskritai yra reiškinys ir problema, sakykime, žmonių gyvenime. Ir kodėl bent mano įsitikinimu, kurį aš čia pagrysiu, mes realiai be ideologijos bent tam tikrą prasme negalime gyventi iš principo. Ir aš tai vardinu kaip matricą, ideologija kaip matrica, todėl kad ji gali ir būti labai blogas dalykas ir įkalinti žmogų, panašiai kaip populiariam filme, čia 20 metų senumo matrica. Taigi, čia aš dabar žiūrėsiu užrašus savo, ir pagal tuos užrašus išdėstysiu, taip sakant, šitos paskaitėlės medžiagą. Visų pirma, kas yra ideologija? Ideologijos samprata, ideologijos kaip savokos apibrėžtis. Aš asmeniškai tai aiškinčiau dvejopai. Tai yra, matau du aspektus ideologijos ir du būdus jai apibrėžti. Tai variantas A. Ideologija kaip bet kokia idėjų sistema. Tiesiog kaip po tokia. Yra idėjos, yra idėjų sistema. Ir toji idėjų sistema yra vienokia ar kitokia ideologija. Aš pabrėžiu savo užrašuose, kad ši apibrėžtis ar šis aspektas ideologijos, jis yra neutralus iš principo. Jis nėra geras ar blogas. Vat jis tiesiog yra. Ir jis yra neišvengiamas. Būtent šitas momentas. Tai yra, jis visada buvo ir bus. Ir čia yra toji ideologijos, čia yra tas ideologijos aspektas, be kurio realiai mes negalime būti žmonės ir gyventi. Tai yra būtina ir neišvengiama. Ir tada turime variantą B. Tai yra ideologija kaip klaidingos sąmonės forma. Klaidinga sąmonė tai yra būtent, kai mes, jeigu grubiai šnekėt, mes prisigalvojam savo visokių idėjų ir tos idėjos iškreipia mūsų tikrovės matymą, mūsų supratimą apie visuomenę, apie pasaulį, apie gyvenimą, galiausiai apie pačius save. Kitaip tariant, kai ideologija ir atlieka tokios miglos, miražo, apgaulės, netgi gal funkciją. Ir tarp kitko, būtent šis variantas B, tai yra ideologija kaip klaidinga sąmonė, tai ir yra tas ideologijos aspektas, kurį savo
darbuose nagrinėjo marksizmo kūrėjai Marksas ir Engelsas. Nu, visų pirmiausia, Marksas. Bet mūsų šitos paskaitėlės ir apskritai, sakykime, samprotavimo rėmuose, tai abu variantai, tiek A ir B, tai yra tiek ideologija kaip idėjų sistema, tiek ideologija kaip klaidinga arba klaidinanti sąmonė, jie vienas kitą papildo ir yra tarpusavį surišti. Todėl mes čia geruoju ir piktuoju, bet turėsime nagrinėti abu šiuos aspektus. Tai va, pradėkime nuo galo, taip sakant. Yra variantas A ir variantas B ir aš noriu tikslingai pradėti nuo varianto B. Tai yra nuo ideologijos kaip klaidingos sąmonės arba ideologijos, sakykime, kaip matricos, kaip jau sakiau. Ir kaip kartuoju ir dar turėsiu pasikartoti čia. Tai galime imti du pavyzdžius iš socialinių mokslų ir tuo pačiu filosofijos istorijos. Tai turime psichoanalizės tėvų tituluojamą Zigmundą Freudą ir turime minėtąjį Karlą Marksą. Pradėkime nuo Freudo. Vat Freudas skiria žmogaus psichiką, galima sakyti, į lygmenį sąmonės ir pasąmonės. Sąmonė tai yra būtent mūsų mintys, kurios yra sąmoningos, jos yra, kaip pasakyti, mūsų protavimas. Jo, mūsų protavimas, mūsų samprotavimas. Mūsų sąmoningos mintys. Tai, ką mes racionaliai savo dėliojame galvoje. Ir yra pasąmonė. Tai yra kaip didžiulis klodas. Ne tik kad informacijos, aišku, ir informacijos, bet emocijų, jausmų, gal netgi instinktų, kuris slypi po apačia viso to. Kitaip tariant, žmogus gali turėti sąmoningas idėjas visokias, bet tos idėjos toli gražu nebūtinai yra adekvačios tam, kas iš tikrųjų vyksta jo pasąmonėje, tai yra, kas vyksta jo dūšiai. Vat elementarus pavyzdys. Aš pažįstu vieną iš tikrųjų neblogą žmogų, pagal profesiją mediką, jau artėjantį, dar nepasiekusi pensinio amžiaus, bet prie jo artėjantį. Atsiprašau. Ir jis gyvena iš tikrųjų, aš sakyčiau, labai liūdną ir sunkų gyvenimą. Tai yra pas jį yra nepavykusi santuoka, turi despotišką ir baisiai iš tikrųjų žmona, kuri žiūri jį kaip į vergą, kaip į tarną, kaip į pastumdėlį, ir dar už akių jį išdavinėja, yra jam neištikima. Ten neaiškinsiu čia, bet liūdnas vaizdas ten iš tikrųjų yra. Bet toji jo žmona yra labai valdinga ir jinai jam primetinėja agresyviai ne tik kad savo valią, savo pageidavimus, bet savo tam tikrą, kaip sakoma, naratyvą, savo tam tikrą aiškinimą apie jų santykius, apie tą šeimyną jų, apie jų vaikus, apie gyvenimą. Ir visą laiką aiškina, kokia aš nuostabi, kiek aš daug stengiuosi, jūs begėdžiai manęs nevertinat, kaip jūs taip galit, ojojojojoj. Ir tu turi džiaugtis, kad turi tokią kaip aš. Ir jinai ten tvarkys namus neblogai, ten reiškia, tarp kitko, jeigu ką, irgi dirbant yra. Bet žodžiu, ji ten pataisys skaniai valgyt. Bet gaunasi toks, baisus toks matriarchalinis despotizmas. Ir pats šitas žmogus minėtasis, apie kurio žmoną čia kalbėjau,
Jis yra chroninis alkoholikas, jis geria pastoviai, eina net, vaikšto dažnai neblaivus ir realiai kankinasi, bet jis yra kaip tik toks labai, kaip pasakyti, labai nuolankus žmogus, kuris, jis leidžiasi manipuliuojamas ir leidžia kitiem jį trypti. Ir kai jis blaivas ir samprotauja sąmoningai, tai jis aiškins apie tai, kokia pavyzdinga jų šeima, kokia ten nuostabi žmona, kiek daug daro, kiek daug stengiasi, vat viską, žinai, taip, kaip turėtų būti, svajonė tiesiog. Ir kai jo, pavyzdžiui, kai jo atžalas, kai jo vaikai sako, tėvai, kas čia per absurdas, žinai, ir tu atstovėk prieš tą motiną nors kartą, tai sako, nejaugi tu nesupranti, nejaugi jūs nesuprantat, kad mes laimingi, mes tai, toje šeiminėlė. Tai čia yra labai geras pavyzdys ideologijos kaip klaidingos sąmonės. Ir perskyros tarp pasąmonės ir sąmonės, kuri gali iškreipti realybę. Tai yra, pasąmonėje, jis vis tiek žmogus, jis nėra zombis ar daržovė ar mėsgalis kažkoks, jis vis tiek jaučia ir jis supranta, kad yra skriaudžiamas ir kad taip neturėtų būti. Pasitaisau, jis ne tai, kad supranta gal, bet būtent, kad jis jaučia. Jis patiria prievartą, patiria psichologinį smurtą, terorą, manipulacijas reiškia. Bet jisai visą tai bando kažkaip pateisinti ir bando susidaryti savo iliuzorinį vaizdą, kad viskas yra gerai, kad čia yra nuostabi reiškia šeima. Ir grįžtant prie Freudo, atsiprašau, aš pamiršaugi pridurti esminį momentą čia. Kai jisai išgeria ir smarkiai išgeria, tai jisai net pradeda apie skyrybas galvoti. Ir jis pradeda labai, aš sakyčiau, jis, kai yra baisiai girtas, jis tampa daug blaivesniu, negu jis būdamas blaivus, nes jis pradeda kalbėti, pradeda samprotauti tai, ką jis iš tikrųjų savo dūšioje nešioja. Kitaip tariant, kaip sakoma, girtas sako tą, ką blaivas mąsto, bet čia dar giliau, čia jis blaivas net nenori savo leisti mąstyti. Vat jo mintis pralaisvėja, kai jis labai smarkiai girtas. Sakau labai smarkiai, nes jis lengvai išgėręs būna dažnai. Tai dabar, grįžtant pagaliau prie Freudo, tai čia ir yra esmė, kad jo pasąmoniniai visi impulsai išgyvenimai yra prispausti, išstumiami iš sąmonės, būtent išstumiami. Jis nenori sąmoningai jų reflektuoti, jų apmąstyti. Ir psichoterapijos, sakykime, tikslas, bendraujant su juo, tai būtų privesti jį prie to, kad jis pradėtų sąmoningai suvokti tai, kas yra jo pasąmonė. Kad jis nustotų savo meluoti, jeigu grubiai pasakius. Tai toji jo šeimynos vyraujanti jo žmonos primetinėjimą, ta ideologija, tai yra matrica. Tai yra tas, dvasinis, protinis, reiškia kalėjimas, į kurį jis yra įkištas ir, kuris ir yra padarytas tam, kad jis liktų tame ir niekada nekeistų nieko ir visą laiką klusniai, reiškia, vergautų tai žmonai, nepaisant to, kad jis ir pats savo gyvenimą švaistant to ir vaikai yra traumuojami per tai. Tai, žodžiu, esmė yra bazė, sakykime, pamatas yra pasąmonė, o kaip antstatas ant to yra sąmonė. Ir tikslas yra harmonizuoti tai. Sąmoniai suvokiant tai, kas vyksta pasąmonė. Tai yra išsivadavimas iš ideologijos kaip klaidingos sąmonės. Freudo atveju. Aš miniu
Freudą kartu su Marksu, nes čia apie Marksą pradžiai ir ketinau pakalbėti, tai dėl to, kad yra paralelės tam tikros. Tai vat žiūrime marksistinę koncepciją. Taip vadinama materialistinė istorijos supratimą, taip tai yra vadovėliškai įvardinama. Taigi, turime tą pačią kapitalistinę reiškia visuomenę. Joje, kaip tam tikroje socialinėje, ekonominėje struktūroje, sistemoje irgi yra bazė ir yra antstatas. Kas sudaro bazę? Ir kame yra tas vadinamasis materializmo principas. Materializmo principas pas Marksą tai nėra, kad sakyti, kad žmogus yra tik tai mėsgalis, tik tai biologinė ten būtybė, ar kad jam svarbiausia yra pinigai ten ir materialinė nauda. Niekur, niekaip pas Marksą šitas nėra teigiama. Tai reiškia kitką, kad egzistuoja materialiai, egzistuoja tam tikras gyvenimo būdas, kurį apibrėžia tiek materialinė techninė bazė, tai yra darbo įrankiai žmonių, tiek ir jų socialiniai ekonominiai santykiai, tai yra nuosavybės santykiai, darbo santykiai, tai kas ir kaip dirba, tai kas ir kaip pasisavina darbo vaisius, darbo produktą. Ir kad visuomenės sąmonė, tai yra kultūra, dvasinė kultūra visų pirma, ir politika, politiniai institutai, valdžia reiškia, partijos, ir aišku ideologija, kaip pasaulėžiūra ir pasaulėjauta, kad ji yra priklausoma nuo šitos realios visuomenės bazės. Kitaip tariant, kad tu negali būti totaliai laisvas nuo visuomenės, kurioje tu gyveni ir kad viskas yra susiję. Ir čia ir yra, kad tie socialiniai ekonominiai santykiai yra visuomenės bazė, o jau ideologija ir, mąstymas, dvasinė kultūra yra visuomenės antstatas. Kitaip tariant, kaip mes, kalbant apie Freudą ir psichoanalizę, pateikėm tokį paprastą, manyčiau, pavyzdį apie mediką išgerinėjantį. Tai, kad jo pasąmonės procesai ir tas jo realus gyvenimas yra bazė, o tai, kaip jis tai apmąsto, kaip jis tai reflektuoja, yra antstatas. Tai pas Marksą visuomenės realūs socialiniai ekonominiai santykiai yra bazė, o dvasinė kultūra, politika ir valstybė ir taip toliau, tai yra antstatas, kuris priklausomas yra nuo tos bazės. Štai ir panašumas yra kame. Kapitalistinė santvarka, jigi nekalbės, sakykime, apie savo bazę, kuri, jeigu tu ją panagrinėjai, tai yra, jeigu grubiai išsireiškus, tai yra vagystė. Tai yra, viskas sudėliota taip, kad su pinigais tu gali daryti pinigus. Arba organizuojant gamybinį procesą, tai yra sukuri įmonę, samdai žmonės, jie dirba, reiškia. Tu pasisavini produktą, kurį sukuria jie. Tokiu būdu vyksta išnaudojimas. Arba, reiškia, tu gali, čia teoretiškai, kaip bankas, duodi paskolą ir imi palūkanas. Ir gaunasi pasisavinimas to, ką padarė kitas. Štai, ir kapitalas atsigamina, pinigai daro pinigus ir auga, didėja. Apie tai juk, kad tai yra išnaudojimas ir vagystė, ar juo labiau apie kitas pasekmes žmogui, jo psichikai, santykiam, kultūrai ir taip toliau. Apie šitągi oficialioji, ir ne tik, kad oficialioji ideologija, bet tai, kas, kaip pasakyti,
toji kultūra ir toji mąstysena, kuri įtvirtina egzistuojančią, tai yra kapitalistinė santvarka, jie apie šitos dalykus nekalbės. Ji pristatys, kad va, čia yra laisva verslininkystė, čia yra labai darbštus, labai sėkmingi žmonės, jie čia šaunuoliai, supranti, čia, vat, tu irgi toks būk, žinai, ir viskas bus gerai, ir visi atseit gali čia milijonieriais tapti. Ir čia aišku yra pagrindinis gyvenimo tikslas, vat, varyt, kad tapt vat, milijonierium taip toliau, ir vat, daug tų turtų turėt, daug vartot ir panašiai. Aš čia aišku grubiai sakau, kad būtų paprasta ir per daug neužsistovėtumėm ties šituo. Bet vat, ką aš noriu pasakyti. Tame aiškinime, kuris, pateisina šitą santvarką, jame bus tiesos krislelių, kaip pavyzdžiui, tikrai, kalbant apie mediką minėtai, bus tiesos, kad jo žmona, tarkim, yra gera namų šeimininkė, kad ji puikiai gamina valgyti, panašiai, kad ji rūpestinga, bet čia yra fragmentai, jeigu žiūri visumą, tai yra, energetinis vampyras ir baisus išnaudotojas ir parazitas, pasakyčiau taip, kuris greuna realiai aplinkui esančių žmonių gyvenimą, aišku, visų pirma, kuris sugriovė savo gyvenimą. Tai lygiai taip pat, pilnai gali būti ir dažnai būna, kad tie vadinami verslininkai, kad jie darbštus ir protingi, net, aišku, protingi čia gal rečiau, sakykime, būna, bet jo, darbštus, aktyvus, nebijantis rizikuoti ir kad jie daug turi dirbti, kai kuria savo įmonę panašiai. Čia fragmentiškai tikrai bus tiesos, bet jeigu tu imsi visumą, tai tas kapitalizmo pateisinimas, kurį mes gausime, jis lygiai taip pat iškreipia realybę, kaip realybė iškreipia šitos žmonos, šitos moteriškės aiškinimai savo tajam vyrui. Nes tikslas čia nėra pažinti viską kaip yra, čia yra nes jeigu yra kažkokios problemos tame kaip yra, tai gal kils, taip sakant, akstinas pradėti priešintis ir norėti keisti kažką kito. Čia yra tikslas pateisinti tai, kas yra. Pateisinti. Tai tarkime, jeigu imtumėm senovės Egiptą, faktiškai kaip Indija, į kastas padalyta visuomenė, dauguma beteisiai, faraonas žynys numeris 1, žynių luomui ten priklauso, žemės valdas ir taip toliau. Ir faraonas kaip dievas žemėj kone. Jie viską valdo, jie įvedė mirties kultą, kur mobilizuojami milžiniški ištekliai, kad jų ten reiškia mumifikaciją ir laidojimą aptarnaut. Ir žmonėm yra aiškinama, kad čia yra tokia prigimtinė dievų nustatyta, supranti, tvarka, taip turi būti. Ir kitaip negali būti. Iš principo. Tokia yra, būtent tokia yra dievų tvarka. Kasgi čia? Čia yra ideologija. Čia yra ideologija kaip klaidinga ir kaip klaidinanti sąmonė. Čia yra matrica, čia yra apgaulė, čia yra manipuliacija. Arba, pavyzdžiui, feodalinė Europa. Bus aiškinama, tarkime, kad visa valdžia nuo Dievo, kad bažnyčia tai yra Dievo karalystė kone žemėje, kuri realizuoja Kristaus mokymą, nors puikiai žinom, kuo jie realiai ten užsiminėdavo dažnu atveju. Štvirkaudavo, plėždavo, išnaudodavo žmonės. Ir bus aiškinama baudžiauninkam, pavyzdžiui, kad jūs baudžiauninkai natūraliai, nes remsis Senų testamentų, sakys, buvo Nojaus sūnus Hamas, kuris buvo, reiškia, blogas, nes savo tėvą pažemino. Ir dėl to Hamas buvo ištremtas, išvarytas tėvo. Čia jau po to jo tvano.
Ir kad jūs esate Chamo palikuonis ir jūs nubausti už Chamo, reiškia, šitą nuodėmę. Ir todėl jūs ir esat baudžiauninkai ir jūsų padėtis yra, čia kaip Indijai sakys, tu esi žemoj kastoj, nes tu iš praeito gyvenimo nešiojasi blogą karmą. Tai čia irgi ideologija, kaip ir dabar, turime kapitalistinę sistemą, tiksliau tą vartotojišką visuomenę ir tai bus teisinama, kad ir tuo, kad žiūrėk, kiek daug čia gražių daikčiukų, kiek daug čia žaisliukų, reiškia, ir kiek daug verslininkai stengiasi, kiek daug dirba, kiek daug daro. Ir aišku, su potekste, kad tu net neišdrįsi pagalvoto gerai, tarkime, kad jie ten daug dirba ir taip toliau ir gadina savo gyvenimą, garbindami pinigus. Kodėl iš to seka, kad aš dabar esu įpareigotas gadinti savo gyvenimą? Čia tik tarp kitko. O čia yra ideologija kaip klaidinanti, kaip klaidinga sąmonė. Ir ką siūlė daryti Marksas teoretinėme, tame filosofinėme ar mokslinėme, sakykime, netgi lygyje. Jis siūlo, jis kviečia prisikasti mum iki bazės. Tai yra žiūrėti, kokie yra realūs socialiniai, ekonominiai santykiai. Kaip realiai kasdienybėje gyvena žmonės, kaip jie bendrauja, kaip jie dirba, reiškia, kam tai naudinga pagaliau. Ir tada tai išsiaiškinus, jau turint tai omeny ir žvelgiant per atitinkamą prizmę, jau analizuoti, reiškia, tas idėjas visas, politinius institutus ir taip toliau ir panašiai. Tiesiog pavyzdžiui. Turim Ameriką. Donaldas Trumpas buvo prezidentas, dabar reiškia kandidatas į prezidentą. Tai jis multimilijonierius. Ir aplamai, jeigu tu pasižiūri tą vadinamą politinę klasę, kur ten senatoriai, tie kongresmenai, panašiai, tai dauguma jų yra milijonieriai. Dauguma jų iš tos klasės. Tai jeigu tu žiūrėsi abstrakčiai, abstrahuodamasis nuo realios visuomenės ekonominės bazės, tai gali galvoti, čia gerai, čia rodo, kad jie finansiškai nepriklausomi, dėl to jie gali priimti nepriklausomus savarankiškus sprendimus. Bet jeigu žiūrėsi konkrečiai, tai pamatysi, kad pala, tai čia kaip tik ir rodo, kad jie yra tos klasės atstovai ir kad, reiškia, vadinamosios liaudės, tai žemesniųjų sluoksnių, liaudės sluoksnių atstovai, ten nepatenka arba iš vis, arba labai retais atvejais. Iš principo jie ten nepatenka, sakykime. Ir tada tai nurodo į realią visuomenės struktūrą. Ir tada per tai mes galime suprasti, pala, tai kam greičiausiai tarnauja toji politika. Tada tu žiūri, kokie priiminėjami sprendimai ir viskas aiškėja. Lietuvoje galim irgi ir neturėtumėm žiūrėti, bet čia mastelis, kaip pasakyti, žymiai kuklesnis. Tai tiesiog pats principas. Tai šitai pasakius, kad ideologija yra klaidinga sąmonė, ideologija yra matrica. Tarp kitko, dar pateiksiu pavyzdį. Mesiu akmenį pačiam savo ir savo draugam vienminčiam į kiemą. Tai yra tiem, kam brangi yra Tarybų sąjunga, kas save sieja su socializmo, komunizmo, marksizmo idėjomis. Tai žiūrėkime tą pačią Tarybų sąjungą, ypač vėlyvų laikotarpį. Tai savokos kaip brandus, išsivystęs socializmas ten, kad iki 80 kažkelintų metų jau tarybiniai žmonės gyvens komunizmo, sąlygomis. Kad čia mes, mūsų partija tokius didingus pasiekimus čia pasiekė ir taip toliau ir panašiai. Ir dauguma žmonių ten irgi gyveno matricoje. Tai yra, jie gyveno matydami, kad viena yra deklaruojama, o realybė yra visai kas kita. Tarp kitko. Man vienas vyresnis žmogus pateikė pavyzdį, sako, įdomu, ten ar cigarečių, ar kieno pakėlė,
kažkokio maisto produkto, nu žodžiu, kažkokio tai produkto kainas užkėlė, čia jau 80 kažkelinti metai. Ir laikraštį išeina straipsnis, kur rašo, tarybinės liaudės prašymų, reikalavimų, kainos buvo pakeltas. Nu tai žmonės gyvena ir mato didžiulį atotrukį tarp realybės, tarp to, kas esama ir tarp to, kas yra deklaruojama. Ir gaunasi, kad Tarybų sąjungoje tas komunizmas ir marksizmas, ar tiksliau tai, kam buvo klijuojama marksizmo ir komunizmo etiketė, toji iškaba, tai irgi buvo ideologija, pačia blogiausia šita klaidingos sąmonės prasme. Tai buvo tiesiog priemonė pateisinti, kas egzistuoja, o ne priemonė kažkam kitam. Bet apie tai kažkas kitas čia, apie tai kalbėsim vėliau. Tai čia šitas dalykas pasireiškia plačiai ir labai labai daug kur, praktiškai visur, kur tik mes esam žmonės, gyvenam, tas būna. Ir čia vėlgi noriu prabilti apie tą filmą Matrica. Tai filme Matrica ten yra kaip žmonės yra pajungti prie superkompiuterio, reiškia kažkokio, kuris visą pasaulį užvaldęs. Robotai valdo pasaulį, žmonės yra tik tai išteklius, resursas, iš kurių gyvybiniai syvai čiulpiami. Ir jie tenai pajungti su smegenim visom guli, iš jų ten čiulpiama ir jiems sapnas eina, ala faino, smagaus ten gyvenimėlio. Visa tai yra iliuzija. Ir kai žmogus bando vaduotis iš matricos, iš tos iliuzijos, jis turi galimybę išgerti arba mėlyną, arba raudoną piliulę. Mėlyną tai leis jam užmiršti viską, ką jis sužinojo ir toliau gyventi normalų gyvenimą, kaip tai vadinama. O raudonoji jį pažadins iki galo ir jis tada turės kautis prieš sistemą. Tai jeigu grįžtame prie Freudo ir Markso, tai Freudo ir asmens psichologijos atveju, tai raudona piliulė būtų, tarkime, tajam medikui pripažinti, kad jo ta vadinama šeima yra, švelniai tariant, nesusipratimas, kad jo žmona yra eksploatatorius, kad jis yra tiesiog visiškas ištyžėlis, kad reikia pradėti kovoti. Jeigu ne už save, tai bent jau už tai, kad tavo vaikų psichiškai netraumuotų, neterrorizuotų, ir galiausiai kovok už savo gyvenimą, ir jeigu kitaip neįmanoma, skirkis su tą, žodžiu, ir išeik nuo jos. Mesk šitą Stokholmo sindromą. Žiūrint Marksą, kapitalistinė visuomenė, tai raudona piliulė būtų tiems, kurie ten gyvena ir visų pirma tiems, kurie patiria tiesiogiai savo kailiu tą išnaudojimą kapitalistinį, suvokti, kas čia yra per sistemą, suvokti savo padėtį ir prieiti išvados. Kad, kaip kalbant apie tą nelaimingą žmogelį, kad išeitis yra greičiausiai skyrybos ten ir taip toliau ir panašiai, tai čia išeitis yra revoliucija, tai yra apvertimas visuomenės santykių, pašalinimas išnaudojimo ir kūrimas naujos santvarkos, kurioje vietoj to, kad viens kitą išnaudot, žmonės bendradarbiautų ir kurtų savo gerbuvį kartu. Ir būtent kurtų gerbuvį, tai yra ne daiktus garbintų, o naudotų daiktus savo reikmėms, kad jie galėtų, realiai, gal skambės banaliai, bet kad jie tiesiog galėtų gyventi. Pračiai. Štai ir analogiška Matricai, tajam filmui, tai yra graikų filosofo Platono knygoje Valstybė pateikiama olos alegorija ar pasakojimas apie olą. Tarp kitko, šiai temai esu paskyręs tokią atskirą paskaitėlę, laidelę. Pernai metais
ji buvo paskelbta kanale, įdėsiu čia šitos radijo laidos, šitos paskaitėlės žodžio aprašę įdėsiu. Įdėsiu nuorodą į tai, kam įdomu galėsit paklausyti. Ten tarp kitko perskaitau tą pasakojimą apie Olą, pateikiu savo interpretaciją, tai žodžiu, kam įdomu detaliau, žiūrėkite ten. O šiaip, ką aš noriu pasakyti, tai Platonas pasakoja apie tokį atvejį, kad sako, įsivaizduok urvą reiškia ir tam urve yra įkalinti žmonės, jie ten sėdi, kažkaip egzistuoja savo ir už jų reiškia dega švieselė, kažkokia ugnis reiškia. Nu ir už tos ugnies vaikštinėja tie, kas juos laiko įkalintus. Jie nešioja tai statulas, tai kokius kitus daiktus ir tuomet uolos sienoje, ant sienos, tie kaliniai mato šešėlius. Ir jie ten taip ilgai sėdi, kad jie pradeda tuos šešėlius laikyti realiais daiktais. Jie mano, kad čia ir yra tikri daiktai, kad čia yra tikras, realus reiškia gyvenimas. Ir jie ten tiesiog egzistuoja ir pūva, galima sakyti. Gyva mirtis. Nu ir sako, kad vienas žmogus ima pabėga iš ten iš uolos ir išlenda į saulę šviesą. Ir kai tik jis išvysta saulę, jis apanka kurį laiką, nes jam sunku net regėti, tai sunku, fiziologiškai sunku prie to priprasti. Bet galiausiai, pripratęs, jis pradeda jau už uolos ribų regėti realų pasaulį, realius daiktus, žodžiu, jis išvysta tikrovę. Ir tada jau jo sąžinė jame pažadina impulsą grįžti atgal į uolą, paaiškinti savo atradimą savo draugam, sakyt, eikim lauk iš uolos, eikim į gyvenimą, eikim, reiškia, išsivaduokime. Nu ir kad uolos gyventojų didžioji dauguma ten norės jį užmušti, galvos, ką tu čia aiškini, čia mes laisvi, čia mums labai gerai. Nu, panašiai kaip minėtasis medikas sakė savo vaikam, bet juk mes laimingi. Nu, tiesiog pavyzdys. Nu, arba kaip sakykime, koks žmogelis, kuris pradirbęs 10-metį už minimalų valandinį atlyginimą, ten viršvalandžius ariantis, susivarė savo sveikatą ir, sakykime, ir protiškai gana degradavęs to eigoje, kaip jis pasakys, taigi čia labai gera darbovietė, čia geras kolektyvas, čia šeima, čia mumis rūpinasi, aš čia ir dirbsiu likusi savo gyvenimą. Nu tai čia ir yra vergo, reiškia, atsikalbinėjimą. Va. Tai realiai filmas Matrica ir Platono Ola tam tikra prasme, tai yra apie vieną ir tą patį dalyką. Tai yra apie išsilaisvinimą iš ideologijos kaip klaidingos sąmonės pančių. Nes tik išsilaisvinimas iš dvasinės vergovės įgalina realų, praktinį išsilaisvinimą iš materialinės vergovės. Tai yra tik tai, kalbant apie buržuazinę tą sistemą, tik tai sutraiškius, tik tai, tiksliau, sutraukius grandinės dvasinės vergijos, tik tada galima sutraukyti realiasias fizinės grandinės vergijos daiktam, pinigam, reiškia kapitalui. Ane? Tai arba jeigu kalbėt apie Tarybų sąjungą, tai tik tai sutraukius grandinės tos iliuzorinės socializmo tikrovės būtų buvę galima realiai iš pagrindų reformuoti tą į socializmą, atsikratyti parazitinę nomenklatūros tą kastą, kuri viską ir uzurpavo, ir pasukti tąją šalį kitą linkme. Čia teoretiškai galbūt tokia galimybė ir buvo, bet mes, mūsų tėvai, seneliai, jie
kaip čia be necenzūrinis leksikas išsireikš. Nu, žodžiu, mes ją praleidome ir dabar turim, ką turim. Tai va, dabar mes apkalbėję antrąjį aspektą, tai yra aspektą ideologijos kaip klaidingos ir klaidinančios sąmonės, mes prieiname prie pirmojo aspekto. Tai yra prie ideologijos kaip idėjų sistemos apskritai, tiesiog kaip prie idėjų sistemos, kur aš pabrėžiau, kad šis aspektas yra iš esmės neutralus. Vat, ką aš tuo norėjau pasakyti? Nu, vat, jeigu mes teiktume, kad ideologija kaip po tokia yra būtinai klaidinanti, būtinai klaidinga. Ir dėl to, sakykime, kad tai yra būtinai savaiminis blogis. Na, aišku, čia remiasi vertybinė pozicija, kad gėris reikalauja pažinti tiesą, kas skleidžia melą, kas žmogų apgauna, yra blogis. Tokia prielaida, bet net jeigu mes taip ir teiksim, tai iškyla labai rimta problema. Vat įsivaizduokime, tvarkoj, atmetam idėjų sistemas. Galiausiai atmeskim idėjas bet kokias apskritai. Tai prieisime to, kad turim iš vis nemąstyti. Kodėl? Todėl, kad visas mūsų, kaip pasakyti, mąstymas, visas mūsų pažinimas pasaulio, tiek, kiek mes esam žmonės, o ne gyvūnai, jis remiasi idėjomis. Visa kalba mūsų yra tam tikros idėjos. Mes naudojam žodžius, turim sąvokas. Tos sąvokos yra tam tikrai, kiekviena sąvoka turi tam tikrą apibrėžimą. Tai jau yra idėja. Ir jeigu mes atsisakysime kalbos ir mes atsisakysime sąvokų, atsisakysime sąvokų sistemos, idėjų sistemos, tai galiausiai mes net negalėsime apibrėžti nieko, kas aplinkui mus darosi. Ir aišku, negalėsime šitą apibrėžti, kas darosi mūsų pačių galvose. Čia mes esame priversti grįžti prie jau minėtojo Platono. Tai Platonas, kalbant filosofiniu žargonu, buvo radikalus idealistas. Ką tai reiškia? Idealizmas ir materializmas šitame kontekste reiškia ką? Idealistai yra tie filosofai, kurie teigia, kad idėja egzistuoja pirmiau materijos. Materija tai yra apčiuopiama gamta, sakykime. Medžiaginė plotmė. Idėja dvasinė plotmė. Tai Platonas radikalus idealistas, materializmas tai atvirkščiai. Teigimas, kad visų pirma yra gamta, yra medžiaga ir tik po to yra idėja. Daugiau nieko šios sąvokos savyje čia nenumato. Tai kaip radikalus idealistas, Platonas laikėsi požiūrio, kad realiai visas pasaulis, kurį mes matome, kurį mes girdime, kurį mes užuodžiame, kurį mes apčiuopiame, kad tai yra, grįžtant prie tos pačios olos, kad tai yra šešėlis. Tai yra tam tikra apraiška ar manifestacija, sakykime, kito pasaulio, kuris yra amžinas, nekintantis ir visiškai stabilus. Tai yra idėjų pasaulis. Čia jis ima koncepciją iš Parmenido, iki Sokratikų kategorijai priklausančių mąstytojo, pas kurį mąstymas sueina į tokią skirtį, kad būtis yra tai, kas yra pastovu, kas nekinta. Tai, kas kinta, kas juda, tai nėra būtis, tai yra tiesiog tapsmas.
Nu ir jis žiūri, tai ką mes regim, tai ką mes girdim, tai ką mes apčiuopiam, tai vis juda, keičiasi, stabilumo nėra, tai čia tik tapsmas. Nuo būtis, sako, yra idėja, tarkime, idėja medžių, idėja saulės, idėja žmogaus, idėja ten akmens, dar kažko. Čia pastovu, tai niekada nekinta, todėl tai yra tikroji būtis. Aš dabar nekalbu apie tai, čia teisingas šitas požiūris ar klaidingas, bet tai tam tikras išeities taškas. Vat ir pas Platoną, kas yra įdomu, tai ir kur yra kaip krislelis tiesos šitame. Tai vat žiūrėkime. Platono oloje, tai tie šešėliai oloje ir yra jutimiškumas, jutiminis patyrimas. Tai, ką mes matom, tai, ką mes apčiopiam, tai, ką mes girdim, tai, ką mes užuodžiam. O saulės šviesa yra idėjos, savokos. Dabar kodėl? Kodėl? Reikalas yra tas, kad net jeigu mes ir atmetam, ir aš sakyčiau pilnai ir galim atmesti daug ką, kas yra pas Platoną, bet net atmetus mes būsime priversti pripažinti vieną elementarų dalyką. Tai yra, kad jeigu mes norime, kad tie daiktai, ar tai medis būtų, ar saulė, ar akmuo, dar kažkas, jeigu mes norime, kad tie daiktai mum kažką sakytų, kad mes galėtume vat pavyzdžiui, mes galim nusipjauti medį, pasidaryti malkas, panaudoti jas ar kaip kurą, ar kaip statybinės medžiagas, tarkime. Mes turime sugebėti mąstyti, mes turime turėti savoką, sampratą, vat tojo medžio, mes turime turėti idėją tos medžiagos, tarkime, ne? Ir šiuo požiūriu mūsų kaip žmonių tikrovė ji ir yra idėjų plotmėje. Be idėjų jų nėra. Be idėjų ir nėra žmogaus kaip po tokio. Vat gyvūnas koks, ten lapė pavyzdžiui, ar šernas koks, turi savo instinktus, pagal tuos instinktus veikia. Ir ten tiesiog eina toks srautas įspūdžių, srautas jausmų, srautas impulsų ir juda vat pagal tai. Tas gyvūnas. Bet nėra to gebėjimo sumastyti kažką, iškelt savoką, ar juo labiau fantazuoti. Tai yra kurti iš nieko. Savo galvoje kažką. Ir čia tikrai, manau, yra neatsitiktinumas, kad Biblijoje pradžios knygoje kalbama apie tai, kaip Dievas sukūrė pasaulį, tardamas žodį. Iš nieko. Jis sufantazavo, Dievas sufantazavo pasaulį. Tai čia dabar ar tu tiki ten tuo Dievu ar netiki, bet žmogus pagal Dievą atspindi. Tu gali sakyti, ir Dievas pagal žmogaus atspindi. Tai čia daug ką pasako apie patį žmogų, apie žmogaus esmę. Kad žmogus yra vienintelė būtybė, kuri gali kurti iš nieko, fantazuojant. Tai yra kuriant idėjas. Tai yra visas reikalas tas, jeigu mes atsisakome idėjų apskritai, ideologijos, kaip idėjų ir idėjų sistemos kaip po tokios, tai mes turime nustoti mąstyti, mes turime nustoti kalbėti, mes turime nustoti būti žmonėm, mes tiesiog turime tapti gyvūnais arba augalais. Ir šiuo požiūriu, šia prasme, visa žmogiškoji tikrovė yra iš principo, iš esmės, iš pačios prigimties ideologinė. Tai yra per idėjų prizmę einanti. Ar to ideologija klaidinanti ar neklaidinanti yra visai kitas reikalas. Bet ideologinė būtent kaip idėjų sistema. Tai yra mes pasaulį, mes prieiname prie pasaulio, mes reflektuojame, suvokiame, pažįstame pasaulį per idėjas. Žinoma, čia gali žmonės, kurie labai žavisi čia visokiais mistiniais mokymais, meditacijom, taip toliau, sakyt, kad
vat, meditavimo tikslas, sakykime, yra visiškai išvalyti savo smegenis nuo bet kokių idėjų ir nieko nemastyti, tik tai jaust, reiškia. Tik tai jaust ir vat, būti toje vietoje, vat, šioje akimirkoje. Visiškai išvalyti savo galvą. Ir vat, kad iš tikrųjų tos idėjos ir yra, sakykime, šlamštas, našta ir kad vat, reikia iš to laisvintis. Reikia, kaip sakytų budistai, kokie link nirvanos reiškia. Vat ir tai aš norėčiau pakomentuoti, kad jeigu į šitą praktiką mes žiūrėtumėm kaip į instrumentarijų, tai yra tiesiog kaip į priemonę, kaip į techniką, kuri yra skirta žmogaus psichiniai ir fiziniai sveikatai palaikyti ir valiai ugdyti, tai yra netgi puiku, tai labai naudinga gali. Bet jeigu imame šitai kaip bazinį, pamatinį principą ir jo labiau jeigu suabsoliutinam, tai čia yra visiškas žmonių mulkinimas. Čia yra tiesiog absurdas. Ir kodėl? Tai visų pirma, todėl, kad pati praktika meditacijos susiekia išvalyti savo sąmonę, savo protą nuo idėjų ir tik tai jausti. Tai ji pati remiasi idėja meditacijos praktikos ten ir taip toliau ir panašiai. Tai tam, kad bėgti nuo tų idėjų, jie vis tiek turi operuoti tomis idėjomis. Ir kitas dalykas, tai kad jeigu privedus šitą iki galo, tikrai iki galo, iš esmės, tokią praktiką, tai žmogus turi, kaip pasakyti, norėjau sakyti nužmogėti, bet čia abstraktu, vat konkrečiau, tai gausis protinis invalidas, gausis mankurtas, zombis, realiai gausis zombis. Su juo nei susikalbėsi nieko, jis tik tai žiūrėsi vieną tašką, reiškia, ir viskas. Ir tarp kitko Indijoje, kur čia šitokie žmonės labai garbina, žavisi čia. Ir aš nejuodinu, aš nesakau, kad ten nėra ką gero, ko pasisemti, iš ko pasimokyti. Bet Indijoje vat, tokių sutraumuotų žmonių, kurie priėmė tokias labai iškreiptas šitos askezės formas, tai jų sočiai yra pasižiūrėti. Tai mandagiai išsireiškus, tai nėra sveikas ir konstruktyvus, sakykime, gyvenimo kelias. Taigi, aš noriu pasakyti, kad idėjos gyvenime yra neišvengiamas dalykas. Ir mes jas pažįstame, mes jas suvokiame, suprantame visų pirma protu. Čia aš jokių būdų neneigiu jausmų ir emocijų. Tam, kad iš tikrųjų kažką suprast, tu turi ir pajausti. Tai aš kalbėdamas apie protą, aš jokių būdų neneigiu širdies. Bet čia kalba apie būtent protą kaip būtiną sąlygą. Prieimui prie idėjinio lygmens. Čia vat vėlgi galime paliesti Platoną ir tuos minėtusius ala meditatorius. Bet aš atsimenu, esu turėjęs pokalbį su vienu jaunesniu kolega, visai jaunu, 20 metų. Sakykime, žmogus mėgsta, aš negaliu sakyti, kad jis labai rimtai gilintųsi į ten dvasinės kažkokias praktikas, ten meditacijas ar dar kažką. Jam tai kaip žaidimas, kaip kažkokia, kaip žaidimas, pramoga ir bandymas pateisinti savo, sakykime, tokį vėjavaikišką gyvenimo būdą. Bet jam labai užsinorėjo su manim ginčytis, sako, Kristoferi, tu čia visokiam idėjom gyveni, panašiai, čia taip susikaustęs, reiškia, čia viskas, sako, čia ribotas matymas, sako, reikia tiesiog medituoti ir velnioptas visas idėjas, tiesiog jausk va čia akimirką, žinai. Aš jeigu ką, aš nieko prieš jaus čia akimirką, aš puikiai suprantu, kad tai yra geras dalykas, kuris jeigu jis yra iš tikrųjų sveikai, normaliai praktikuojamas, tai niekaip nesikerta su idėjomis kažkokiamis. Tai
Tai, žodžiu, yra esmė kame. Jisai man faktiškai ten už tą nirvaną, už nebūtį, už niekį tą jį agituoja. Sako, kad vat, reikia atsisakyti nuo idėjų. Ir man atėjo į galvą toks palyginimas, manyčiau, labai vykęs iš tikrųjų per šį pokalbį. Tai sakau, įsivaizduok, tu eini per pasaulį, tu tiesiog eini. Tu turi akis, tu matai. Dabar, ar tavo akis tau rodo, viską, kas yra, ar sakykime, ar jos tau rodo 360 laipsnių kampu, kas yra. Ne, nerodo. Iš principo negali rodyti. Jos tau rodo dalį to, kas yra. O dabar klausimas. Jeigu tu turi matymą ir tas matymas yra ribotas ir tu nori pažinti pasaulį, tu, tarkim, nežinau, radai, tarkime, gražų parką, gražus medeliai, ten paukščiukai čiulba, ramu, ten upelis koks teka, faina, ten, žinai, pabūt tiesiog. Ir tu nori pažinti tą į parką. Tavo akis negali jo iš karto apriepti. Tai ką tu turi daryti, sakau? Eik ir apeik, apvaikščiok tą į parką, apžiūrėk jį. Vaikščiok ir apvaikščiok ir viskas gerai. O sakau, o ką tu siūlai daryti? Faktiškai. Tai, ką tu siūlai, tai yra tolygu, kad imti ir savo išsidurt akis. Dėl to, kad akis nemato visko. Tai tvarkoj, tu išsidursi akis, tada tu iš vis nieko nematysi. Tu būsi aklas. Tai su idėjom yra panašiai. Idėjos yra ribotos. Idėjos nepasako visko. Kad ir kalbant apie gamtos mokslus, pavyzdžiui, turime fiziką, turime Newtono mechaniką, Newtono tą visą pasaulėvaizdį, mechanicistinį, taip sakant. Tai yra idėjos. Tai yra idėjos. Ir jos ribotos, nes jos mums nepaaiškina kvantinės mechanikos, jos mums nepaaiškina reliatyvumo laiko ir erdvės. Čia Einšteinas ateina. Ir Einšteinas padaro šitą judesį, šitą žingsnį, sakykime, atlieka. Ir dabar ar tam, kad pažint kvantinę mechaniką ir reliatyvumą, ar reikia mesti į šiukšlyną Newtoną? Be abejo ne, nes tam, kad tu galėtum prieiti to, ko priejo Einšteinas, reikėjo Newtono. Ir taip toliau ir panašiai. Tai idėjos ir yra būdas mum pažinti pasaulį, pažinti save, pažinti gyvenimą. Ir aišku, praktiškai veikti, keisti, kažką daryti, tai yra priemonė. Ir jeigu mes atsisakom iš principo bet kokių idėjų, tai mes tampame akli. Mes tampame akli tik tai dar baisesnė prasme. Geriau iš tikrųjų būti fiziškai aklam, negu visiškai atsisakyti bet kokių idėjų. Nes tada sakau, tu negalėsi ne tik kad kalbėti, tu negalėsi mąstyti. Nes žmogaus toji vidinė realybė, žmogaus žmogiškumas yra iš principo ideologinis. Būtent šiai antrąją prasme ideologijos kaip idėjų sistemos prasme. Aišku, yra kitas momentas, kaip čia mes pabrėžiam jau ne kartą, kad tos idėjas gali klaidinti, jos nebūtinai tave veda iš matricos, jos pačios gali būti matrica. Ir dažnai tai būna, labai labai dažnai taip ir būna. Bet tam reikia, kaip pasakyti, tu neturi savo akių išsibesti tam, kad tu galėtum pamatyti daugiau, tu turėjai vaikščioti ir nagrinėti aplinką ir apžiūrinėti. Tai lygiai taip pat tu turi idėjas
nagrinėti. Tu turi, naudodamasis idėjomis gyvenimą, realybę, pasaulį, žmogų, žmonės nagrinėti, analizuoti, pažinti, kritikuoti. Ir pažinti, kritikuoti pačias idėjas. Tai ir yra vienintelis, sakant, galimas realus priešnodis čia. Tai ideologijos kaip klaidingos sąmonės lygai. Ir toks realiai yra uždavinys būti tokiu priešnodžiu visos, ne tik kad marksizmo, bet kritinės filosofijos apskritai. Bet kas tai per filosofiją, ką tai reiškia ir kas tai yra kritika, tai detaliau pakalbėsime jau sekančioj laidoj, sekančioj paskaitėlį. Čia aš ką norėjau, kaip ir išdėščiau. Va, tikiuosi, kad šitas blynas pirmas nebuvo per daug prisvilęs, kad jis, taip sakant, yra valgomas. Jeigu ką, vėl kartoju, rašykit komentarus, kritikuokit, ginčykitės, pritarkit, pildykit. Žodžiu, dalinkite savo mintim, savo požiūriais. Nu ir kaip visuomet, aš dėkoju tiem, kas šitą kanalą remia tiek finansiškai, tiek savo darbais. Kitaip ir raginu, jeigu jum čia patinka, jeigu jūs manot, kad tai naudinga, kad reikalinga visuomeniai, reikalinga žmonėm, tai dalinkite su savo draugais, su savo giminaičiais, su savo bendradarbiais, platinkit, būtų daugiau tos auditorijos. Jeigu turit, privačiai ką pasakyti, ar norit bendradarbiauti, tai susisiekit su manim asmeniškai. Ir aišku, jeigu norit ir galit, tai paremkit šio kanalo veiklą finansiškai arba per šitą banko sąskaitą arba per patreon.com platformą. Tai va, šitą šabloninę litaniją išsakęs, pagaliau galiu baigti. Tai ačiū Jums, kad klausėt ir iki kitų laidų. Būkit sveiki.